Na ką, sveiki atvykę į Digenijų kanalą. Šiandieną mes statome bambalių laivą. Darysime 24 valandas savadarbiam laive. Ant ežero. Dabar yra pusė 11 ryto. Planas yra apie 9 vakarą įsikelti jau laivą į ežerą ir išplaukti. Kiek duodi procentaliai, kad pavyks? 100%. 100%. Nesakau, kad toli išplauksim, bet 100% apie išplauksim. Ir štai čia turime šiek tiek bambalių. Čia turime mūsų laivo gamybos įrankių. Kaip mes jos gavome, jūs paklausite, ne? Aš jums toj parodysiu. Okay, let's go. Čia dirbam. Na ką, darbas vyksta jau lygiai valandą laiko. Šiuo metu turime laivo formą maždaug padarytą. Čia turime apvynioję su plėvelę, kad šitą čia fanierą nesušlaptų. Bet vis tobulint, vis atrandam tobulinimu. Dabar sumastėm tokį, bandysim čia privynioti plėvelės ir padaryti hamaką, kad laivas būtų kaip Maldyvose. Tiesiog va tai va. Jo, seniai, gerai. Virš manęs vakulėsi. Nu, žiaurus, turim genijų komandai. Dirbkit supratingesnis už save, tada mažiau jums reikės dirbti, nes tada jie už jums sugalvos. Nukirpti arba tiesiog butelių privirti, kad jis stabilesnis. Jo, seniai, nukirpti. Pizda, taip kirpsi šitą lentą. Nu ką, tęsim darbus. Tomukas parašė bus už 5 minučių. Mes turim čia jam tokį surprizą. Čia va varliai išlauko. Aš galvoju, paimsiu jį į ranką ir kažkaip reikia, nežinau, pamesti jam gal. Radom naują draugą. Paimsim visų savim. Paimsim, aš kad paimsim. Kaip jį pavadinam? Nu, į ką jis panašus? Seilius. Labas, Seiliau. Labas, Seiliau. Nebučiuok, tu duok bučkį, gal principą virs. Varlės nebučiavęs gyvenime. Na, mes kirptų daunus. Nu duok bučkį, kas yra? Nu duok bučkį, kas? O, eik, tu jau bėga nuo tavęs. Galiu bučkį duot. Į lupytės, dai. Dalba, jobas. Čia Seilius. Einam su Tomuku sveikins. O, va, zdaro. Uik, tu nuok, ne. Ne, ateik čia. Susipažink, čia Seilius. Aš neturiu senos baimės, bet roklių, tai žinok jau. Čia draugas čia mūsų. Mes jau varysim į ežerą. Plauksim. Susipažink, čia Seilius. Fainas Seilius, ne? Ir dabar paim Seilių. Tik nebučiuosi. Įdomus jau bučiavo. Ką, darbas vyksta jau lygiai 2 valandas. Šiuo metu turime pradėję pakuoti butelius. Čia turime šiek tiek pasiruošę butelių. Nu? Galvutė! Mes čia dirbam jau ne 1 valandą. Ir turiu labai blogą naujieną. Seilius pabėgo. Kaip mes be jo dabar? Toks draugas buvo, tokie geri atsiminimai. Nieko. Stiprybės jam. Tikiuosi kažkur dabar geriausiam pasauly. Gal dar atbėgs, nežinau. Tomukas sako, kad tai toks charakteris. Kaprizuot mėgsta. Tikiuosi jis tiesus. Jau visi bambaliai beveik su kamšteliais jau užsukom. Čia jau vyksta darbas. Jau po 4 jos ryšam. Čia va bus, va, papasakosiu viską. Čia bus po 4 bambulius. Šičia bus 3. Šičia dar 4 bus. Čia 2 litrų, 2 litrų, 2 litrų, 2 litrų, 2 litrų, 2. Gausi tokia piramidė minė, kuri bus ir aukšta, kuri laikys mus kuo aukščiau nuo vandens. Ir daug butelių gausis. Ir čia tokios piramidės bus. Ir tarp tų. Mano skaičiavimais turėtų būti gerai. Ir čia bus maždaug 300 butelių tikrai. Ir kitų likusius panaudosim jau bortelių statybai. Čia idealus planas. Radom vairą laivą. Davai uždedam šitą ant priekį laivą. Jo, piratai bus. Rasi plytą, kaip sako, mesk į rytą. O jeigu rasi 2, mesk abi. Bam. Žalgiris, matai, kaip Francisko įmetė. Va tai va. Mėgstamiausias žaidėjas, seniai. Vat visi ryto fanai rašykit Tomas Lopas. O visi Žalgirio fanai rašykit Tomas geras. Jo. Tvarkom, štai buteliai va taip paruošti. Ir... Pertrauka! Brigada!
Ką šuniuks daro? Tik miega tegul. Paliekam ramybėj. Serkas iš tikrųjų. Kas nori išvalyti lėkštę? Davai pamaskom ant video. 1, 2, 3. Laisvas. Aš taip norėjau popierių rodyti. Dirbi. O, valai, trini. Opa, nugaryte. Na ką, nešiamas kapitono sostas šiuo metu. Kokio čia modelio? Bembo, seniai, to pačio kaip ten sėdinė. Reprezent. Koks čia BMW'as dabar gaminas? Jokinga. Gerai, gal vis. Galvau kažkaip, normaliai galvau užryšti po dar kažką. Juodas bėga. Ko tu čia juodas bėgia? Gal bandė pabėgti. Juodas. Maišas. Butelio SMR. Sako, paim kamerą, bus bomba. Bus bomba, jeigu tu dabar backflipą šauni. Opa. Kaip tėvam pasakysi? Tu į Tomas lipo ir padarė. Nu, Tomai. Gaila, kad neišlaikė tavo svorio. Man reikia gal mažiau valgyti jau, ne? Ne, tu reikia daugiau bėgiot. Gerai. Pavyzdžiui, tau repas ar reipas labiau patinka? Parašykit komentaruose, kas jums labiau patinka. Mes palaikinsim geriausius komentarus. Atrašysim kai kuriuos. Tomukas pats atrašys, kurie bus su šitą... Aš kiekvieną atrašysiu komentarą. Pirštinės duomenys, jis nedirba, aišku. Jo, na, va. Darbas vyksta šiuo metu toks. Yra bambalys, paimi bambalį, patikrini, jis stipriai užtuktas ir kolegoms. Randi fainą butelį. Hardworkina. Headshot. Nelabai skanus buvo šitas ypatimas. Ką šiuo metu yra kalbama su ChatGPT. Ką daryti konkrečiai? Aminai, kur va yra būda? Viskas pasak, kur mes tą pakomentuojam. Nekenčiu jų. Va, pasėmiau pjūklą. Nu, dabar žiūrėsim. O, pjaunu maišą, žiūrėkit, pjaunu maišą. Opa, čia lobio skrynę atveriam. Davai išpilsiu. Išpyliau. Tegul tik būna galimybė, abiem prisideda. Kol kas išvaišiau 2 minutės brangaus laiko. Nu, davai vyrai, biški judinas atsilieka labai nuo grafiko. Kai geras taimingas buvo, ką dabar pasakiau. Pats sėdėjo, kad jis sėdėjo, sako atsiliekam. Kai kamerą įjungiam, tai jau dirbt pradėjo. Gerai. Jie čia. Ui. Ir ką tu? Ką jis moka? Ui, pasas viskas filmuojama. Į pautus. Važiuojam pirkt lipnios juostos. Let's go. Davai, aiškim dėms. Dedu plotą. Kaip ten variklis? Neteka? Gerai, gerai. Tai žodžiu, prikapojau pilną maišą malkų, gal kad pasikeptume valgyt ir pasišildytume šiek tiek prie ugnies ir užteks. Viskas turi veikti taip. Va, mūsų jau galutinai užbaigta valtis laivas, čia laivas, čia kruizinis laivas. Čia expectations, kaip lauksim, maždaug. Tokie va expectations, jo. O kapitonas taip padirba. Kėdė pritvirtinta ne bet ko, o... Nu ką, laikai? Gerai, aukščiau. Opa. Oi, Gabri, tavo galą kelk. Keli, opa. Gerai. Yra viršus, leidžiam. Praplyšo? Užkūrė čia. Ai, čia praplyšo, mes pradūrėm, žiūrėk. Ir čia pradūrėm. Pirmas feilas. Keliant pradūrėm. Gerai, kad sportuojam, nes taip tai nepakelčiau. Aš sakau, pjaunam šitą.
Ne. Jisai kol kas tik problemas daro. Hamako mano tikrai nepjausim. Dabar į kairę jau pradedi. Kaip gerai atrodo. Pala, pagalys. Nu, varom į priekį. Kas čia yra? Kas nors tokio aparato. Nu ką, davai pirmas keitimas. Varom, nestabdykit vyrai. Nu ką, laivo transportacija. Ką, žiūrovai, kol kas kontentas. Nežinau, ar čia jau gavosi iki šiol kontentas, ar nesigavo. Bet mes tikrai įdėjom visą širdį šitą projektą. Nu ką, per pagrindinį kelią. Jie nesupranta, kas čia vyksta. Per pagrindinį kelią vyksta nelegalus kelio kirtimas. Varom. Paspauskit biškį vyrą iš savo ir dešiniau. Nu ką, jau beveik esam prie ežeriuko. Visi esantis žiūri, ką mes išdarinėjau. Pareinam prie ežero. Jau prie pat. Jau matom ežerą. Nu ką, vyrai. Gerai, mes jau čia. Štai toks vaizdelis. Visai neblogai. Ir dabar į priekį. Čia mum yra ką veikti per aplinkui. Opa. Dabar šono, ne? Ne, tai tiesiog taip čiūju. Svarbiausia, Tiesiog dedam. Svarbu nebraukti, karočią per žemę. po truputį keliam. Gerai. Kelkit. Palaikio keliam. Nus. Oi, smūg. Tai čia palauk. Pala, dabar čia pastatyk šitą. Šitą Opa. pastatyk. Va, taip galim pastatyti. Gerai, ačiū vyrai. Gerai, pala. Dar reikėjo pripučiamą žiūžinį čia pasikloti, palapinę pasistatyti. Tai mes turim miegmaišius. Šašlikinę tu. Mes čia taip Mes ir rinkarą, ir soliuką turim, ir mėgmaišius, ir šašlikinę, čia viską. Tai čia viską dėsite, ne? Nu, tai Jo. bandysim, jo. Pagnali! Saržinės parodys, kuriuos plauki. Kitą kartą jūrą vadysi. Gerai. Gerai, Tai viską nusimetam per ten tada atsi. Oi, tu savo! Nu, va tavo kapitono laivas. Bet ne, laikos. Seniai, tai viskas gerai, čia apskaičiuota. Ir pabūnam, ne, dabar biškai pažiūrim čia. Skęstam. Kad... Ble, saulė, davai. Kažkaip, blet. Reik pisti jau greičiau. Ai, tai jūs čia be batų, ne? Tai jo, čia palaikyk švarą mūsų hatui. Opa. Gerai. Opa. Palydim. Ei, mes šakučių jokių neturim, nieko valgymų. Eik, tu na. Kažką pamastysim. Peilį. Tai tu sėsi savo ostą ir kloką girdi variklis. Palauk, daug pafilmint, palauk. Beginus, ble, čia kiek šitų, duokit purškalą, kur mano purškalas? Šitiek elektronikos turim, durnas. Opa, vyksta atsipurškimas. Koks čia dezodorantas? Jau ant vandens. Laivas. Ką dar Na, tik neįmesk mano kupako pašau vandenį. Eik tu, na, čia kaip baisu. Tokį šūdą padariau. Plaukiam! Į priekį! Seniai nulūštas pagalys tikrai. Ir Eik tu, na, duok ranką. Su lemenė, tik įlipom. Tik kai tu švartauna didelį. Su lemenė. Opa. Taip, čia turim. Dar nežinom, dar galimai bloga labai idėja čia buvo. Galvoji, tipo namo varyt? Bent jau prisišvartuot. Ne, mes mėgosim čia dabar. Daug ir man. Turim vieną, kuris nenori mėgoti čia. Ką, tu stabdai kontentą? Aš manau, kad nevertam migoti. We're having fun. Jo, dabar mastom kaip kepti ir galvojam kepti va čia tiesiog ant centro. Padėti plytas. Bet yra pasiūlymas ir šį čia iš galo. Ir yra pasiūlymas prisirišti, ir tada kur nori kelti. Dar yra problema, žodžiu, turim šiukšlių maišus ir juos esam padėti čia pačioje nesaugiausiai vietoje. Va čia tas kampas yra, kur padėsi, ko ir galimai nusmegs. Ir ten yra šiukšlių maišai sudėti, į kuriuos dėtume savo daiktą, jeigu skęstam. Dar hamaką. Gabriel, mėginsi hamaką savo? Nu, aš gėsiu, kad mėginsiu. Nežinau. Mes tam pačią kampą 16 bambulių 5 litrinių prikabinam, ten saugiau negu ten. Negu ten tu jo. Nu, Tai davai, bandom tada lipti, ką žinau. Eik, tu čia jau kondensatą prisirinkė, čia šlapia vapšė. Čia
Kondensatą, važiuok. Bet nešlapė, tiesiog kondensatas. Lysk. Aš sakau, čia viskas, ką aš darau, tas viskas kieta. Blogiausia, kad gali... Sen jie šauna beveik. Ai, nu. Oi, lysk iš ten. Lysk. Sakau, čia viskas, ką aš darau, tas viskas kieta. Jo. Nu tai ką, hamakas nenaudojamas bus. Kaip ir sostas. Gabris sako, nu kol kas abudu mano išradimai geriausi, aš tą naudosiu ir aš ten gulėsiu. Tokius išradimus sugalvojau. Čia išradimai geri, bet blogai įgyvendinti. Maisto review, ką mes pasiėmėm 2-4 valandom į laivą. Čipsiukai. Čia... Nu čia. Šitą pasiėmė. Opa. Dar čipsiukai. Riešutukai. Užkandukai. Čia va, irgi užkandukai va tokie lengvi. Not sponsored, but fucking good. Šiandien laimėjom tą progą, seniai, kad laimėjom. Švenčiam. Žalgiris! 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 Žalia balta. Ei! Žalia balta, žalia balta. Ei! Ei! Šitą irgi įdomus paėmė. Nu, what the fuck? Nu, what the fuck? Kaip chemija atrodo. Šašlaikas. Kiek čia yra? Nežinau. Mes tik nesvalgsim. Kom jūs tik maisto dėmės? Aš sakiau, mes Už 10 minučių mes tam kurti griliuką, bet Tomas taip valgyt nori, kad nusprendė šaltą žalgirį. Ne, žalgiris to ne, negaliu laukti. Nu, mes hotdogus darysim už 10 minučių, eksperimentuojam. Čia bus arba mūsų geriausias sprendimas, arba blogiausias sprendimas. Jo. Vienas iš dviejų. Gal tu Tomukai vis dėlto... Aš užsidengsiu akis. Pagrindinis dalykas, kurio nepasakėm. Hebrantai. Realiai, nei vieno šakutės, nieko vieną peilį turim ir tai, su kuriuo visą dieną pjojom ten medžius, kaip neškė. Nu. Padarėm, mes malku, kad dar išdegtų. Ką, tu durnas, kam dar tu malku? Nu, tu žarijų, dar čia jų mažai yra. Mums dešreles pasišildyt. Nu, bet ir šiaip mes norėsim palaikyti, mes norim tai pašildyti, po to išjungti visiškai. Jo, išjungsim. Paspausį mygtuką išjungsim. Ne, tai išbankės, na. Davai, šauniai. Labai geras padažiukas. Vieną. Imk šitą. Aha. Le, tiek šitą. Nufilmavai šitą. Tikiuosi. Perfect. Homemade hot dogs. Šiuo metu čilinam prežą. Varikliukas dirba, kaip sakoma, tvarkingai. Neužgesta. Kitas varikliukas išsijungęs jau. Aš sėdžiu editinu Reelsą. Šiuo metu ką tik editinu Reelsą. Tuoj pareina kontentas. Valgom čipsą. Dabar kaip čia Gabriui kaifas yra miegoti. Jam čia šilda. Už jį rūpinas, kad ugnis būtų šilta. Jam čia dabar tai gerai. Dabar penktas sapnas sapnuoja bachūras. Bet nieko, paskui mes eisim stovukų miegoti. Gabris prižiūrės, kad ši ugnis būtų ir mumis pašildyti. Aš tikiuosi bent jau, kad tai bus. Švartuojamės, na ką turime šiokį tokių nesklandumų. Kokie nesklandumai? Šlapimo sistemos pavedimas. Alio, į tualetą nori? Ir švartavom, išlipti gali. Ne. Pyragai tokie, hebra. Sėdžiu dabar aš, prižiūriu ugnį, apsikeitėm. Domas labiškai pakrytęs. Ja, nu va, toks ramiai guli. O jūs paklausite, kurgi trečias narys, kurgi Tomukas? Nejaugi jis pasidavė. O aš pasakysiu taip. Jo. Jis dabar tiesiog pusę kilo nuvarė vienas per miškus ten kažkur, kur tamsu, tiesiog į savo golfą miegoti. Išvėjoja ten kažkas. Mes va tai aprigult. Pocho gyvenam. Nu ką, hebra, atsikėlėm. A nedomai? Jo, atsikėlė, varoka. Atsikėlimukas. Viskas gerai išsimiegota, nepaskendė, bet su viena tokia problemėlė čia. Nuplaukdino mus, vės kažkaip... Ui. Na, man čia gerai, man čia patinka. Labas rytas, publika, ką jūs? Gerai, nu puikiai, aš laikomės.
Vakar įdomu, sako, togi pakimarinsi čia, pasidėsite, po kol aš pamėgosiu, jo, tas miega, galvoju, nu blen, mes neskestam nieko. Pasiėmiau miegmaišį, išsitėsiau, pravaliau čia ir variau irgi mėgot. Aš atsibundu naktį visas šalės čia, nu kaip nepatogu, čia kaip šalta. Nu, Gabrius svarbu prižiūri, karočią. Pakeliu, žiūriu, Gabrius miegmaišį pagrytės už mane, dar geriau patogiau atsigulęs, jau reikia ir man miegmaišį traukti. Var 9 yra. Nu bandysiu plauk, ką žinau. Pažiūrėsim, per kiek laiko nuplauksim su mūsų jau pastangom. Va taip, užstrygė čia, šildomės viską, čia vos bandom išgyventi čia. To ir buzą pjaustysi, man atrodo. Arbūzas su Nutella, oje. Čia per geras kombo, negalima šitą filmuoti. Ką reiškia, negalima. Tu paskepinsim čia kažko. Kas tai aš negalvoju, kad viskas bus ant tiek gerai, mes šiltai puikiai išmiegojom, mėgnučiukose pakryte. Vėjukas nebuvo labai baisus naktį. Nu viskas idealiai, nežinau, dabar jeigu pavalgysim, šis bomba bus. O čia, tai va, bandom, jeigu nepavyksta, pasikepinam žalgiriuką, skambinam tau ir sakom, nu Tomai, reikia pagalbos, kaip dabar mes kalbam. Ir tu suderini valtį ten kažkur, atplauki su valtim, mes užmetam virvę ir tu po truputį tempi mus iki kranto. Nežinau, kilinta čia bus, bet kuo greičiau surasi valtį, to bus greičiau. Tai noriu pasakyti, kad viskas absoliučiai nuo manęs priklauso. Absoliučiai. Ble. Nu ką, matom, pirmas atišvartavimas vyksta. Jau filmuoja. Buteliai išėjo. Bet mes nepasiduodam. Viltis miršta paskutinė. Vyksta laivo surinkimo etapas. Eik tu na! Paro! Eik tu na! Nieko, vis kontroliuojama. Opa! Mūsų šiandien žalgiris. Opa! Šiandien pusryčiai tokie. Dar jis toj pačioj vietoj. Jau tiek pavargom, kad tiesiog pasišylėm pavalgyti. Šok pasimaudyti reikės. Jo! Nebūtų juodus, būtų skonesius. Ogi, pagalį prie derino. Sušukdymišo. Nu, medė 15 minučių lupo. Čia maksimaliai kažką bandėm išlaikyti. Šičia vos laikosi šitas. Stumiam, op, ten lasą užmetė ant to medžio. Tai užmetėm vyrą, tai mes traukiam, nes kur varom. Trauk. Žodžiu, vlogo update'as. Situacija yra nekontroliuojama, vėjas mumis pusėje pučia, bet kurią pusę. Mums reikia grįžti į krantą va ten, tačiau krantas yra labai toli. Mes jau įrėmės nuo maždaug 5 ryto. Jau dabar yra jau pusė 2. Tai va tas jau pasidavęs sėdi iš viso, žiūrėk kaip šauna užtidėjęs, pasidavęs. Galvoju, čia tu arbūzą valgai. Aš va, poilsiauju, va turim nutelos, turim arbūzą. Kaip žmonės, va dabar šiuo momentu, kas žiūrite šitą video? Va dabar naikti komentaras parašykite, na širdžių nuomonę. Ar kondas, ar zaibys ir tęsti. Va kas iki čia pažiūrėjo, parašykite. Ką aš nufilmavau ką tik Reelsą. Man dabar sėdžiu editinu Reelsiuką. Gabriukas sėdė Reelsą skrolina. Maladėt. Dar nebuvau išlipęs iš valtis, tai biškis subiręs skauda, biškis nuviręs skauda, vis laik prasėdėjau. Bet visai zaibys tik pašikslai norėtsi. Popierius, galimai toj ranką vadinėsias. Atsiprašau! Sveiki su valtimi! Pagalbos! Pagalbos! Bandymas 101. Daplaukti ir perplaukti va tą pagaliuką. Va tą mažuką. Šaduką. Jo. Va čia su bainos kepurė, čia iš kripto konferencijos. Aš ką tik iš po kripto konferencijos, dabar atvariau čia biškę. Biškį padirbt. Kažką patireidim. Jo. Pergalė! Su pergalė! Let's go! Nu ką, seni, sveikinu tave!
Pašikt? Pašikt! Kiek čia vandenukas? Satisfying. Opa. Tik leidžias visą valtį. Dėkui. Bambalių valtis. Ilga žamu. Va, toks su mano POV. Baliai. Op. Geras pjauvi. Šaunuolis, aha. Jo, visai neblogai atrodo šiaip. Op. Ne, nu, gražiai. Gerai, biškį padedam jam. Vieną rankytę. Ir stumiam! Op. Toj palas Stravą pasijungsiu. Ui, let's go. Parašykit pavadinimą, koks geriausiai atitinka mūsų valčiai. Per visą šią istoriją. Ne dabar kaip atrodo, aišku, o per visą istoriją, kai jau gražiai statėsi, kai viską. Pirmas žodis, kuris šovė galvose, kai pasakiau pavadinimą sugalvoti. Tai ką, hebrytė, ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū tie, kas buvote iki galo, jūs nuostabus, myliu jumis, paspauskit subscribe, paspauskit like. Parašykite dar, kokių turite idėjų, ką mes galėtume nuveikti, kažką crazy. Nesvarbu ko, tiesiog pagalvokite, ką mes galime nuveikti tokio crazy. Parašykit komentaruose. Tikiuosi patiko šitas video, parašykit šiaip kokį nors feedbacką. Jeigu šūdnas feedbackas, parašykit šūdną feedbacką. Jeigu geras, bus labai gerai. Parašykit gerą feedbacką. Tai va, ką žinau, mes... Va, kai jis viską pasakė, aš viską užskaitau. Tai va, mes jumis mylim, mane iki kito karto. Peace out.